Labas visiems. Dar kartelį sveikinus. um, Šiandien tokia bus daug važinėjimų skirta diena, nes Leicesteris, Peterboro ir tada gal namučio, tai bus labai ilga diena. Bet aš žinau, kad bus labai smagi diena. Nes lauk labai daug susitikimų, tai bus įdomių istorijų, įdomių žmogeliukų ir dokumentų peržiūrėjimų. Taip. Važiuosiu šiandien pas kelius klientus, kur jau turi egzistuojančius draudimus ir žinom tiksliai, kad jie turi juos brangesnius negu galėtų turėti. Žinau tiksliai, kad yra padaryti draudimai, kurie nelabai atitinka kliento poreikius. Ne? Ir kadangi aš esu reguliuojama tiesiogiai FCA, tai yra visa įstatyminė bazė už mano nugaros. Didžiulis ofiso, sakykime, užnugaris, pastiprinims toksai, kurie prižiūri mano darbą, kurie padeda man visą tai tvarkyti, ir užtikrint, kad mano klientai turi geriausią parinktą produktą, turi mažiausią kainą ir geriausias sąlygas. Taip, kad visiškai nebijau peržiūrinėti esamų draudimų, todėl kad žinau, kad būtent pas mane yra geriausias sąlygas. Žinau, kad šitos video stebi nemažai dirbančių draudimų srity ir tokių, kurie nelabai patenkinti, kad aš paliečiu kai kuriuos draudimus jau padarytus. Bet čia ne mano problema. Jūs patys pasirinko dirbti tose kompanijose, kurie fokusuojas tik tais į pardavimą. Jūs patys pasirinko dirbti tokioje kompanijoje, kurie turi antkainius ant kainų ir jūs tą puikiai žinot. Net po vieną interviu su viena konsultante, kai aš paklausiau, tugi žinai, kad tu darai pakeltas draudimo kainas ir kaip tu su tuo, ar nemanai, kad reiktų pagalvoti apie tai, kad pasiūlyti klientui mažesnis. Ir atsakymas iš tikrųjų labai nuliūdino ir labai nustebino, nes atsakymas tikrai nebuvo pats maloniausias ir pasakymas, kad man nelabai rūpi arba aš į tai nesigilinu. Ne, tai neturėtų būti taip. Aš taip nemanau. Ne? Ir pagal visą consumer duty, pagal visą FCA įstatyminę bazę mes privalom domėtis kaip konsultantai, savo srities specialistai, mes privalom domėtis, kaip klientui pasiūlyti geriausią kainą, kaip klientui sudaryti geriausias sąlygas, ir kaip klientui pasiūlyti savo paslaugas, suteikti savo paslaugas geriausiai, kaip mes galim. Ir to pasiekoja iš tikrųjų nugaila, kai žmonės pasirinks dirbti tokiuose vietose, kur nėra tos praktikos darbe, ir klientas dėja neina pirmoje vietoje. Tai aš su tom labai nesutinku. Kodėl, kai man pakliūvi rankas jau esami draudimai, jau klientų turimais draudimais, aš visą laiką sakau, peržiūrėkim, palyginkim ir jeigu nėra ką geriau, aš taip pasakysiu, nelendam, nes yra labai gerai. Ir tokių atvejų yra ne vienas buvęs ir tie klientai, kurie girdi dabar mane kalbant ir žino, kad aš jiem būtent tai pasakiau, jie neleistų man sumeluoti. Nes tikrai tai būna, kai peržiūri draudimus ir matai, kad nėra geresnės kainos, nėra geresnių sąlygų arba jau nebegalim kažkokiais dėl ištikusių problemų, ligų nuo tos dienos, kada buvo draudimai sudaryti, iki šiandienos, kada mes, sakykime, peržiūrim, ir tai įtako stipriai draudimą. Tai aš iš karto pasakau žmogui, nelieskit, turėkit tai, ką turit, nes pagal tai, ką jūs gali turėti, kokia jūsų situacija, tai yra geriausia. Ir tikrai nekartą tą padariau ir džiaugiuosi atlikus savo darbą sąžiningai ir be tiesiog perdaryti, kad tik perdaryti. Čia ne taip turi būti šitam darbe.
Aš tikiu, aš tuom degu iš tikrųjų ir aš manau, kad kiekvien savo darbą turim daryti labai atsakingai, labai atvira širdim, domėtis ir žinoti, kaip mes dirbam, ką mes galim savo klientam pasiūlyti, kas yra geriausia, mokytis kasdien ir tos vadinamas konkurencijas toli gražu nereiktų bijoti, nes šiandien su viena klientė irgi šnekėjom, kad konkurencija tai iš tikrųjų tas varikliuks, kuris ved mokintis, stumtavi mokintis ir ieškoti geresnių variantų ir taip kelti savo paslaugų kokybę, savo pačio gebėjimą dirbti, savo pačio kvalifikaciją aukštyn, nes būtent tai skatin eiti į priekį. Ne? Taip kad, kai pasakau, peržiūrime draudimus, tai nereiškia, kad mes juos tuoj pat perdarysim, tikrai ne. Todėl, kad gali būti gerai padaryti, gali būti jau nebegalima pakeisti, ne? Bet jeigu bus ką pasiūlyti geriau, aš visada pasiūlysiu ir visada paaiškinsiu, kur yra skirtumai, o tada jau klientas pats nuspręs, jis nori pakeisti, nenori pakeisti ir kas jam yra geriausia. Taip, kad konsultantai tie, kurie mane stebit, sakau atvirai ir sąžiningai. Kiekvieną sutiktą klientą jau su esamais draudimais aš peržiūriu. Suteikiu jam visą įmanomą informaciją, kainų palyginimą. Ir kai kurie iš jūsų žinot, kad pas mane kainas bent jau minimum 20% yra tikrai mažesnis, negu kad jūs turit savo sistemose. Kitas dalykas tai, kad aš turiu visas Anglijos kompanijas vienoj paneliai, vienoj vietoj ir tarp jų aš kainas galiu lyginti. Aš nedirbu su viena, 2 ar 3 skirtingom kompanijom. Aš jų turiu daug ir prieigą aš prie visų jų turiu. Man nėra limitų kažko, ko aš negalėčiau. Taip kad aš žinau, kad mano klientai gauna geriausias paslaugas. O jūsų ar gauna? Pasvarstykit patys.